Kojos kelimas gulint. Pratimas skirtas stiprinti sėdmenis ir stabilizuoti stuburą. Taigi atsigulame ant šono, pradžiai randame savo patogią poziciją, viršutinė ranka bus ant juosmens. Koja artimesnė prie žemės gali būti tiek ištiesta, kaip matote dabar, tiek sulenkta. Raskite savo patogią poziciją. Viršutinė koja yra pilnai ištiesta, na ir svarbiausias dalykas rasti tinkamą juosmeniui dubeniui poziciją. Dubuo turi būti įtemptas, negali būti nei per daug pasviręs į priekį, nei atgal. Iš esmės tiesioj linijai. Kai randame tinkamą poziciją, padedame ranką ant juosmens, įtempiame pilvo presą, na ir pradedame kojos pakelimus. Koja viršutinė turi būti tiesiai ir keliama tiesiai viršų. Maždaug iki 25-30 laipsnių pagal galimybės. Atliekame kelis pratimus vertikalioje ašyje. Toliau koją galima pasukti truputėlį į priekį, atlikti šiek tiek priekinius pratimus. Na ir atlikus keletą daugiau priekį, grąžinti atgal, truputėlį užpakalinės sėdmenų dalį pastiprinti. Atliekame vienoje ir kitoje pusėje.